Seimo narys Andrius Šedžius susitiko su darželyje Kulverstukas dirbančiomis pedagogėmis ir aptarnaujančiu personalu. Darželio darbuotojos sako, kad problemų susikaupė tiek daug, kad vargiai galima visas išsakyti. Seimo nariui darželio bendruomenė pasakojo, kaip ši darbo sritis miesto valdžios yra visiškai apleista. Opiausios problemos yra tos, kurios liečia darželių darbą, užmokestį, vaikų ugdymo procesą. Direktorė tvirtina, kad iki mokyklinio ugdymo pedagogės ypač nevertinamos miesto valdžios, vaikų ugdymo procesui skiriama nusikalstamai mažai dėmesio, vis mažinamos ir taip nedidelės darbuotojų algos. Darželius finansuoja ir jiems darbo tvarką diktuoja miesto valdžia. Tačiau pasak pedagogių, jau ne pirmus metus dabartiniai Šiaulių miesto vadovai iki mokyklinio ugdymo įstaigas ir čia dirbančius žmonės ko gero išvis ignoruoja. Priekaištauja, kad auklėtojos ir šeimininkės neina nemokamų atostogų, vis mažina etatus, nors palieka tą patį darbo krūvį, nekreipia dėmesio į tai, kad darželius jau seniai reikia remontuoti, skirti vaikų ugdymui priemonių, neuždarinėti, o plėsti paslaugų ratą. Darželio Kulverstukas vadovė sako, kad Seimo narys Andrius Šedžius puikiai suprato, kaip gyvena darželiai, kokie sunkumai slegia darbuotojus. Tikrai šiandien mes išgirdome iš gerbiamo Seimo nario Andriaus Šedžiaus, kad susidomėjęs ir aš tikiu, kad tikrai viską padarys Seimo narys, kad užtikrinti vaikų ugdymą, tinkamą vaikų ugdymą. Jeigu Šiaulių lopšelis darželis Kulverstukas jau 20 metų vykdo vaikų ugdymo daile ir kompiuteriais programą, mes tiesiog tikim, kad dės visas pastangas ir galimybės, kad būtų atstatyti šitie etatai. Pasak parlamentaro Andriaus Šedžiaus, tokia situacija, kokia dabar yra iki mokyklinio ugdymo įstaigose Šiauliuose, tęstis ilgai negali. Būtina kuo skubiausiai imtis priemonių, išgirsti, ką siūlo darbuotojai ir pagaliau garantuoti pilnavertį ugdymo procesą vaikams. Tai, kas skauda labiausiai, turbūt tėveliams, tai, kad reikia atnešti pinigus, paduoti, nes nėra į bendrą fondą dėl to, kad nėra mokymo priemonių, galų gale ugdymo priemonių, įvairiausio elementaraus tualetinio popieriaus. Ta pati problema, kuri buvo prieš 4 metus, kuomet aš atėjau į Šiaulių miesto savivaldybę tarybos narių, lygiai tos pačios problemos liko ir dabar matau, kad per 4 metus nepasistumėjo į priekį nei trupučio, todėl man labiausiai dėl to yra ir skaudu. Seimo nariui Andriui Šedžiui padeda jauni specialistai. Šiauliečiai sako, kad dirbdami kartu stengiasi būti ten, kur labiausiai reikalingi. Iš tikrųjų išsakė šios įstaigos direktorė daug visokių pokyčių, ką norėtų pakeisti. Įteikė mūsų gerbiamam Seimo nariui Andriui Šedžiui raštą, kuriame prašo konkrečiai, ką norėtų padaryti, ką pakeisti. Iš tikrųjų matau ir šiandien tikriausiai visas kolektyvas, visa bendruomenė darželio matė, kad Seimo narys iš tikrųjų nori gero, nori pakeisti, nori kažkokių pokyčių, kurie būtų mums į naudą. Šis susitikimas su pedagogų bendruomenė yra vienas pirmųjų. Pasak parlamentaro, jų bus daug. Privalu žinoti, kuom gyvena Šiauliai ir nepraleisti svarbių dalykų. Ypač būtina greit reaguoti į tokias žinias kaip algų mažinimas, jų mokėjimo vėlavimas, reikalingų etatų mažinimas įstaigose.